Savo kasdieninėme gyvenime kartais laimime, o kartais pralošiame. Kartais sėkmingai skinamės kelią nepaisant jokių kliučių, o kartais kaip prakeikti, nesuvokiame, kas su mumis vyksta. Atrodo, esame laimingi ir mokame džiaugtis, o tada staiga susprogstame. Meiliai bendraujame ir dalinamės įspūdžiais bei planais, o kitą akimirką negalime pakęsti jokio žmogaus šalia savęs. Sportuojame, jaučiamės sveiki ir patenkinti, o kitą kartą kenčiame ir kovojame prieš užklupusią lygą. Nuolatos kariaujame išorėje ir savo viduje, susiduriame su matomais ir nematomais priešais. Mūsų gyvenime nebūna nei dienos, kad liktumėme neapsišarvavę savo mentalinę, psichologinę ir fizinę ginkluotę. Mūsų arsenalas dažnai būna bejėgis prieš begėdiškai užklupusią problemą. Dėl to kenčiame ir keičiamės, tampame atlaidesni ir supratingesni, ar atvirkščiai, labiau sunerimę ir nejautrus. Visais atvejais, kiekvieną dieną, kiekvieną valandą ir minutę mes grūmėmės, o mūsų jėgas bando vėl ir vėl iš naujo. Tai tikrovė, kurios dažnai nenorime pripažinti ir priimti. Susitaikome tik tuomet, kai parklumpame. Taip vyksta su daugeliu, taip nutiko ir Ardžūnai. Susipažinkime. Ardžūna yra galingas karys, ypač gabus riteris, molekulinio taiklumo lankininkas, antžmogiškai stiprus karybos fenomenas. Tai istorinė asmenybė gyvenusi prieš gerus 50 amžių. Apie jį rašo sanskrito šventraščiai, o ypač nuodugniai jo biografiją pasakoja žinomas epas Mahabharata. Šio kūrinio fragmentas vadinamas Dievo giesme, dažnai taip pat vadinamas Indijos Biblija, Bhagavad Gita. Yra visų vaišnavų dvasinio mokslo pagrindas. Talentingas karvedys Ardžūnas žvelgė į milžinišką priešų kariuomenę ir mąstė apie artėjančią siaubingą kovą. Jam tai buvo ne pirmas mūšis ir nebuvo kažkas, ko jis iki šiol nepatyrė. Tačiau šįkart viskas buvo šiek tiek kitaip. Tai buvo giminės karas, tai buvo didysis kraujo ryšio konfliktas. Ir štai Ardžūna, stebėdamas pažįstamų draugų ir brangių artimųjų veidus priešo pusėje, apimtas jautrių emocijų ir suvokęs, koks siaubas jo laukia, parklupo. Jis parklupo viduje, parklupo išoriškai, visiškai pasimetė tarp savo minčių. Karas yra visur. Karas vyksta visada. Karas yra neatsiejamas ir neišvengiamas materialaus gyvenimo principas. Ardžūna negalėjo sustabdyti karo, negalėjo suvaldyti savo minčių, jam nepavyko sutramdyti savo jausmų, bet jam vis tik pavyko kai ką įsisąmoninti. Šalia buvęs jo brangus draugas padėjo jam suvokti nepaprastą tiesą, suvokti esmę, visa ko prasmę. Ardžūnas suvokė, kas jis yra iš tiesų, o jūs? Ar žinote, kas esate?